Saulės, mėnulio ir vėjo svainis. Kitąsyk gyveno vienas žmogus su pačia. Turėjo jiedu 3 dukteris. Sykį išėjo tas žmogus į laukus arti. Apsiniaukė, pasidarė šalta žmogus ir sako, kad pasirodytų saulė ir mane sušildytų, tai aš atiduočiau vyriausią dukterį. Tuoj pasirodė saulė ir jį sušildė, o vyriausioji duktė tuokart atnešė jam pietų. Tėvas jai sako, aš tave pažadėjau saulei. Gerai, tėveli, kad pažadėjai, tekėsiu. Čia tuoj pribuvo saulė ir nusigabeno ją. Kai parėjo žmogus aręs namo, klausė jį boba, o kur duktė? Apvesdinau su saule. Žmogus nuvažiavo į girią malkų kirsti, kirto per dieną, kol jis susikrovė vežimą. Jau taip sutemo, kad jis kirvio savo rankose nebemato. Ir sako, kad nors mėnulis pašviestų, atiduočiau jaunesniąją dukterį. Tuoj mėnulis jį apšvietė, pasidarė taip šviesu kaip diena. Tuokart atėjo pas tėvą vidutinė duktė, grybaudama miške paklydo ir susivėlino. Na, sako tėvas, aš tave vaikeli mėnuliui pažadėjau. Gerai, tėveli, kad pažadėjai, tai tekėsiu. Čia tuoj pribuvo mėnulis ir nusigabeno ją, o kai jis parvažiavo namo, klausė boba, o kurgi pradingo duktė, kad nepareina? Aš ją apvesdinau su mėnuliu. Atėjo šienapjūtė, žmogus nuėjo pievos pjauti, o jau toks karštis, kad dalgio jis nebegali rankose išlaikyti. Sako, kad nors vėjas pūstų, būtų vėsiau, aš jam jauniausiąją dukterį pažadėčiau. Tuoj ėmė pūsti vėjas, jam gerai, kaip kartas ateina jauniausioji duktė, atneša jam pietų. Sako jai tėvas, aš tave vaikeli vėjui pažadėjau, kad pažadėjai, tai tekėsiu. Čia tuoj pribuvo vėjas ir nusigabeno ją. Kai jis parėjo namo, klausė boba, o kurgi duktė? Aš ją apvesdinau su vėju. Na jau gerai, visas 3 dukteris išleido už vyrų. Bet praėjo porą savaičių, išsiilgo jis vyriausios dukters, eina pas žentą saulę į svečius. Kai nuėjo, buvo jau vakaras, sako žentas saulė savo žmonai, užmaišyk miltų, iškepk tėvui blynų. Tai duktė sako, dabar vakaras, kaip čia krosnį kurti? Saulė jai sako jai, nereikia ugnies, aš taip iškepsiu, tik pilk man ant galvos. Tuoj supylė ant galvos tešlą, saulė ir iškepė blynus. Tėvas pasisvečiavęs parėjo namo, o kai parėjo namo, tai buvo jau vakaras. Tuoj sako savo bobai, užmaišyk miltų, kepsim blynų. Ką tu čia dabar naktį sugalvojai? Čia nei ugnies nėra, nei nieko. Nereikia ugnies, aš moku taip juos iškepti. Pilk man ant galvos tešlą. Tai boba suvertė jam ant galvos tešlą, kad diedo aplipo ir plaukai, ir ausys, ir akys, ir snukis. Jis taip apsivėlė, kad vos per 3 dienas tegalėjo pirty išsiprausti. Pragyvenęs vėl kelias dienas, jis išsiilgo antrosios dukters. Eina jis pas mėnulį savo dukters atlankyti. Kai ten nuėjo, buvo jau vakaras, tamsu. Sako žentas mėnuo savo žmonai, eik į rūsį, atnešk tėvui medaus. O toji sako, kaip aš eisiu į rūsį, taip tamsu. Tai nieko, aš apšviesiu. Mėnuo padėjo savo pirštą ant tvoros, pasidarė taip šviesu kaip diena, viskas matyti rūsy. Jis ten gerai pasisvečiavęs sugrįžo namo, sako bobai, eik į rūsį, atnešti medaus. Ar tu paikas, kaip aš eisiu, kad taip tamsu? Aš pažibinsiu. Boba išėjo į rūsį, o jis žibina, padėję savo pirštą ant tvoros. O bobai kaip tamsu, taip tamsu, toji belipdama nusivertė nuo kopėčių, susikūlė nosį. Dėjo boba visa kruvina, keikdama diedą.
Praėjo kelios dienos, išsiilgo Diedas jauniausios dukters. Eina pas vėją, kai nuėjo, dar buvo šviesu. Ten duktė dailiai priėmė savo tėvą, paskum sako vėjas, paimk kailinius, eisim truputį paplaukioti. Tai gersim, bijosi duktė. Ko tu bijaisi, sako vėjas, tik nešk skrandą, troboj karšta, nors paplaukiosi. Jis įmetė į upę kailinius, abudu užšoko ant tos skrandos, vėjas papūtė, nuplaukė taip kaip su laiveliu. Parėjo tas diedas namo, sako bobui, na imk kailinius, pirkiui šilta, eisim upėje paplaukioti. Ką tu šneki, ar jau visai kvailioji? Mes nuskęsim, sako boba. Kur čia nuskęsi, o kaip mano žentas ant skrandos plaukiojo. Tatoj paėmė skrandą, nunešė, metė į upę ir užšoko abudu ant tos skrandos plaukti. Skranda paskendo, o jų irgi tik kojos pasirodė ir tiek juos matė, nunešė vanduo.